Sveiki, esu Saulius ir dabar pademonstruosiu, ką mes galime pamatyti vertindami kelio šoninę sritį. Rekomenduoju pradėti vertinti nuo girnelės sausgyslės ir kaip matome, štai daviklį padedam į tokią sagitalinę plokštumą, aiškiai identifikuoja mūsų pačią girnelės sausgyslę ir po truputį, be jokių rotacinių judesių, mes keliaujame lateralin. Matome, mūsų girnelės sausgyslė išnyksta ir mes pasiliekame tik tai su paties blauzdikaulio kontūru. Dabar keliaujam iš lėto po truputį lateralin ir viena iš pagrindinių struktūrų, ką mes pamatysim, tokių irgi fibriliarinių struktūrų, štai mes matome išilginį vaizdą iliotibialinio pluošto ir jisai štai šitoje vietoje gražiai tvirtinasi prie blauzdikaulio grinai tokio priekinio paviršiaus. Čia yra pati insercija, čia yra štai pati storiausia irgi vieta iliotibialinio pluošto. Bet jeigu aš keliausiu po truputį proksimalin, aš matau, kaip šitas mūsų pluoštelis iš karto suplonėja, pasidaro labai plonas. Štai be galo apie kokio milimetro storio. Jeigu mes dar keliausim dar aukštyn, mes galime irgi iliotibialinį pluoštą persekioti ir nukeliauti netgi iki pat klubo lateralinės srities. Taigi, viena iš struktūrų, kaip minėjau, tai yra iliotibialinis pluoštas. Kita struktūra pakeliui, vertinant kelio lateralinę pusę, pasimato, tai yra lateralinis meniskas. Jį pamatyti nėra taip paprasta, palyginus kaip su vidiniu menisku. Tačiau matome normos atveju, jis išsidėsto tarp šlaunikaulio, tarp blauzdikaulio, jis irgi, kaip matome, turi tokį anizotropijos šiek tiek. Vienu metu jisai tamsesnis, kitu atveju šviesesnis, bet, kaip matom, įsidėsto giliai, neprotruzavęs ir daugiau kažko tokio apie lateralinį meniską ir sunkiau ir pasakyti. Keliaujame dar lateralin. Kitos struktūros, ką mes turime pamatyti, tai iš tikrųjų iššokant į atsirandant į dar vieną kaulinę struktūrą. Dar kartą mes čia turime šlaunikaulis, turime blauzdikaulis. Ir aš šiek tiek rotuoju daviklį, labai nedaug, užpakalinėje dalyje, tam, kad iš gilumos, štai šitoj vietoj, išleistų mūsų šeivikaulio pati galva. Iš esmės mes turime pamatyti, surasti trijų kaulų vaizdą – šlaunikaulis, blauzdikaulis ir šeivikaulio pati galva. Kai mes surandame šeivikaulio galvą, mes ieškome dar vienos struktūros, kuri tvirtinasi prie pačios šeivikaulio galvos. Irgi čia jau atitinkamai reikia mums pakeisti daviklio padėtį. Bandome mes adaptuotis štai šitoje vietoj ir įvertinam. Štai sustosiu. Štai tokia irgi gan siaura fibriliarinė struktūra, kuri, kaip matome, tvirtinasi šiuo atveju prie šlaunikaulio. Čia mūsų struktūra keliauja distalin, keičia šiek tiek savo eigą ir šitoje vietoje jinai tvirtinsis prie šeivikaulio galvos, kurį šiuo atveju šiek tiek nematome. Tai mes turime lateralinį, kolateralinį raištį. Dar kartą mūsų lateralinis, kolateralinis raištis ir jo štai prisitvirtinimas prie paties šeivikaulio galvos. Ir galiausiai prie šeivikaulio galvos tvirtinasi dar kita struktūra, tai yra būtent biceps femoris sausgyslė. Tam aš turiu netgi šiek tiek nukeliauti tokią užpakalinę dalį, todėl nėra taip patogu tirti ir įvertinti būtent biceps femoris sausgyslę. Ją geriau įvertinti tada, kai pacientas jau guli ant pilvo. Mes tą kito klipo metu ir padarysim. Taigi apibendrinant, iš lateralinės srities iliotibialinis pluoštas, šiek tiek kiek matosi lateralinio paties menisko, trijų kauliukų vaizdas ir lateralinis, kolateralinis raištis. Tai tiek iš kelio lateralinės srities ultragarsinių tyrimų.